Gerai, grįžtam, važiuojam. Ups, ponai ir ponios. Neatsimenu, kur baigiau, tai tiesiog pradėsiu nuo čia. Warp. Tai žinoma. Haha. Žinau, kad jūs šito laukėte, šito norėjot. Net, bliam. Op. Eik, tu rūpelį tu. Rūpužė. Gerai. Ne. Nenorėjau. Ne. Čia buvo net paslydau, nu plikledis. Žinau, kad +9 dabar, bet dar plikledis. Susitrombavęs ledas, ten kieme griuvinėja močiutės. Jop. What? Net nesupratau. Tu. Neapgaus mane žaidimas, žinok. Aš. Ne pirma mano diena, ne pirmas mano rodėjo. Čia akivaizdu, kad reikėjo čia eiti. Čia, opa. Ir tu pasitrauksi jo. Nice. Aš ne pirmą kartą paraišką duodu valstybės finansavimu, tai aš maždaug žinau. Ai, šitą atsimenu, šitą žaidėm. Ok, nu nieko, pasimėgaukit dar kartą, ką žinau, jums nepatinka karto dalykus, rimtai, o tai Jėzus ir maldas tos. Jums nepatinka karto dalykus, bet kiekvieną dieną tam pačiam kamštį į tą patį darbą, tikrai tokie inovatoriški. Išgyvensit šitą lygį, gal kaip nors gerai. Ui! Čia reikia skaičiuoti. 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 7. Jo. Čia net nereikia rūpų žiūrėti. O kas būna? Ai. Jo. Jo, kaip pirmus 2 kart šakutė rozetė iki šitai nepasimokai. O ta prasme, žinai, yra čempionai ir yra pasidavėliai. Tikėk savimi, niekada nesustok. Nupeik arkliškį. Saulė, nu. Kas tau yra? Ko tu nori? Aš su savim čia šneku. Čia mano streamas. Ne streamas, aš tiesiog rašinėjau. Mano draugė atėjo manęs palaikyti ir palaikyti. Reikia pradėti sakyti, kad čia darbo mytas. Aš tiesiog vadovą linksminu, žinai, čia. Corporate mytas. Davai. Tik pasiduokit mano balsą. Jo, nugi ką tik. Aš pats šiaip save užburiu. Aš pats realiai biški kvaištu nuo savo balsų. Tu kaik tu šiekt. Ir gyvenimas tada tokį tau likledžio biški paduoda tą vieną mažesnį laiptelį, žinot. Lipi, visi laiptai yra vienodo aukščio ir vienas būna mažesnis, nes žinoma. Nes kodėl kažkas turėtų būti padaryta normaliai ar kokybiškai. Nu, jeigu šitas žaidimas manęs kažko išmokė, tai kad geriau yra nusižudyti. What? Per pirmą kartą gyvendamas nieko tu čia neišmoksti. Nežinai, kaip su policija bendrauti, nežinai, kaip kontrolinį parašyti, kaip su auklėta bendrauti, su kuo ten univėrė iš kieno geriau nusirašinėti, žinai. Tai žinoma. Čia pirmą kartą gyvenant aš iš vis net nežinau, kaip žmonės tipo išgyvena, nes ta prasme tiek daug kintamųjų, tiek daug nesąmonių, čia yra stebuklas. Opa. Kodėl aš pajudinau? Blogio portalas. Traukis tu iš čia. Kaip VMI, kur be nueitum, ten atsiranda, karočią. Bet rimtai pagalvokit, kaip yra nesąžininga, jeigu būtų tik vienas gyvenimas, aš taip kartais pagalvoju. Šiaip aš nelabai tikiu reinkarnaciją. Jo, šitą buvau pražaidęs, nu nieko. Žodžiu, jeigu netikiu šiaip reinkarnaciją, bet yra labai paguodžianti idėja. Nes jeigu tu turi tik vieną šansą, tu gimsti ir viskas. Kiek gauni, kartais gauni 5 metus šitoje planetoje, kartais 3 mėnesius ar 3 minutės, žinai. Tu kur. Žinai, būna, kad kartais tavo tėvai yra ir giminės jau iš karto. Būna taip kartais. Pavyzdžiui, tėvas ir sesė, tavo tėvas ir mama jau yra brolis ir sesė. Tai tada gali būti, kad neilgai, kad tavo ranas šitam pasauliu, jis bus trumpas. Žinai, gimsi su 3 akimi ir be burnos. Per kur tada valgyti? Davai.
Jo. Kam aš netėjau prie to mygtuko? Ten bedugnė buvo. Žodžiu, tai, o kartais gauni va 99 metus. Ir esi sveikas kaip... Ir esi sveikas kaip arklys, nežinau, rūkai tapetus, geri žybalą ir nieko tau nėra. Ir vis tiek atsikeli ten, žinai, be pachmielo, be skausmo ir tada eini į darbą ir 30 valandų nešioji bačkas iš taško A į tašką B ir vėl galėjai rūkyti tapetus ir gerti žybalą. Ir tau nieko. O tada yra žmonių, kurie peršala ir miršta tiesiog, arba jie pasigauna vėžį ir leukemiją. Šitą perėjau. Gai šitas jau gal bus naujas. Ir kai pagalvoju, būtų... Šiek matai, būna, kad pasiruošęs esi, valgiai sveikai, grietinės vengiai, gliuteno, gliutetino, gliutamino, kiekvieną rytą mankšta, tabako kaip velnio, vengiai, alkoholio kaip vilkų, moterį normalią turėjai, ta moteris irgi ten švari, gyvenai kurortinio miesto oro sąlygomis, nei fabrikų, nei šiukšlių ten degina nieko, dviratį turėjai, dirbai nestresuotą darbą, kur ramina tave, eini į darbą, net nenori grįžti namo ir tada tiesiog eini, žinai, ir gyveni ir viskas gerai ir va tokį tau šauna ir nepasiduodi ten, blėt. Nu, čia labiau tiko prie to, kur spigliai iš niekur išaugo. Nu, tipo, gyvenai sveikai ir vis tiek mirėjai. Ir dar mirėjai kaip nors durnai balkonas ant tavęs užkrito. Arba dar didžiausia ironija, niekad nerūkė ir plaučių vėžių susirgai, nes kodėl ne? Och, tu rūpučia greičiau. Visos svajonės, davai. Tai kitaip tariant, ką aš noriu pasakyti, yra, kad žiauriai nesąžininga būtų, jeigu gauni 8 metų ir viską turi suprasti iš pirmo karto. Pavaryt, karočią, turi šitam gyvenime viską. Tu rūpučiai. Ir kaip mašiną sutaisyti, ir kaip orkaitę pravalyti, ir kaip šitas, kaip ten ar stot ar nestot univerą, ar turėt ar neturėt vaikų, kokią religiją po to gal ten pasirinkti. Nu, religija dažniausiai už tave parinka. Vat jo, gyvenai sveikai ir tada, opa, toks va. Nice. Nesąžininga būtų, atrodo, kad turėtų kažkaip reinkarnacija biški... Reinkarnacija būtų kažkaip logiška, nes biški per sunku suprasti viską, nežinau. Aš dabar duris, va. Reinkarnavausi į duris. Sniki biki. Durmingi ir sve. Iš kitos pusės, tai kiek, aš nežinau, kiek kartų man jau reikėtų gyventi, kiek gyvenime aš čia jau gyvenau, kad, žinai, kad taip gerai man sekas. Mažai. Gerai. Jau galvojau, šausis iš sienos tas pjūklas. Nes kai kurie žmonės tai atrodo, kad tikrai čia jau ne pirmas ranas. Okay. Gerai. Ir kas dabar? Kas dabar? Ką tu dabar darysi? Matėt? Ar matėt iš pirmo karto? Iš pirmo fucking karto. Šitą aš atsimenu. Jo. Humti. Tai žinoma. Bėgam. Tu atstok. Atstok. Ir tu išlysi, žinoma. Jo. Biški, sak. Matėt, kaip biški cup. O dieve. Ui. Šitą irgi atsimenu, žodžiu. Uopi. Ne visi peiliai pjauna. Atsiminkit, vaikai. Ne visi peiliai pjauna. Ne visos rozetės priimtos prie elektros. Čia net negaliu jai. Oi, tu šiknavaisi. Oi, tu Jėzau. Matėt, vakar per Euroviziją labai didžiulį mikrofoną viena vedėja turėjo, o kita, kur mėlyniau buvo apsirengus, buvo super aukšta ir jos akys visiškai negyvos. Akivaizdu, kad jinai pasidavė jau prieš kurį laiką. Ką? Čia Flappy Bird stiliaus. Opa. Matėt, koksai aš čiom. Bliūdžiu. Iš pirmo karto. O kai kuriems, realiai, gyvenimas yra kaip levelis šito žaidimo. Kai kurie tiesiog pataiko. Kuris mygtukas, žino, iš kur peiliai krenta. Nu, ne į tą pusę. Čia net negaliu į kitą pusę. O dabar galiu. Žinoma, reikia turbūt tą mygtuką paspausti, ne? Ne?
Okei. Jo, net negaliu į kitą pusę. Spaudžiau į kairę, bet nuėjau vis tiek į dešinę. Ant tiek aš esu normalus. Ateik čia, tu subinė. Nu va, ir perina žmonės tą gyvenimą, žino, kaip investuot, ką šnekėt, nežinau, madingai dar apsirengia, neapsinuodė niekad. Nežinau, varo gerai žmonės kai kurie. Top. Neapgausi manęs tu fucking mygtukas, blogo mygtukas, apgavikas. Medžimela. Ką aš padariau? Ištraukiau gėdą savo šeimai. Išsižadės manęs ir tėvai ir seneliai. Negausi palikimo tos obelių lysvės, kur auga auksiniai obuoliai. Upi. Man taip atrodo, bendriniai kalboj nėra tiek jaustukų. Eik, tu pavargo ranka, žinokit, ne taip lengva šito su vienu pirštu varyti. O jūs galvojat? Darbas čia. Darbas. Rapapam, rapapapapam. Jo. Tai žinoma, kodėl turėtų būti lengva. Ai, ir aš lėtėjau, jo. Ir daug lėtesnis, davai. Ai, o eik tu šik. Davai. Gal negirdėjęs, kaip klikinau, nu. Atrodo, akivaizdu, ką daryti. Atgal grįžt daug sunkiau. Daug. Oi, vaikeli. Ramiai. Laiko maršru. O tai... What the fuck? Taigi paspaudžiu. Kažkai nesuveikia. O dieve, čia nuostabu. Popt. Nu, ką tu padarysi? Speniuktų. Nu, tai žinoma. Pasislėpė. Į vidų įsitraukė. Speniukšlis. Gerai, kurį mes perėjom. Čia yra rojus, bet jūs ten nepateksit. Mes liksim čia. Flappy. Taigi Flappy ką tikėjau, ne? Taigi ką tik žaidžiau, kas su manim. Eik tu šiktis čia, kas su manim. Nenoriu žaisti šito žaidimo daugiau. Bet biški lengviau nei šachmatai. Flappy. Gravity, nu, žemės trauka, nu. Palabiški kėdutė, techniniai nesklandumai. Kas tau yra? Rūkštelė. Nio. Ponai ir ponios. O. Up. Nepagausi manęs. Opa. Labai gerai. Įdomu, kiek testavo šitą žaidimą, va, kiek lygių iš viso, kokių buvo prigalvojęs, nes čia taip smagu. Žiūrėk, kaip toks labai fainas trolinimas. Vis labai lengva padaryti pernelyg sunku ir pernelyg jau pasišaipimą, žinai, iš žaidėjo. O, tu rūpužiai. Paskutinis į kitą trauką, pasikeitė vektorius traukos. Matėt? Tracas. Labai lengva susimauti su šito žaidimu. Uopt. Uf. Ok. Eik iš čia. Bet taigi ten nebuvo net spiglių. Stok, mygtukas. Uop. Eik tu. Justiniškių jaguaras.
Maksimos marionetė. Aš turėjau ten būti saugus. Man sakė, kad apkasuose saugu. Kad kai išsikasi duobė ir jie įlipi, kad viskas bus gerai. Ne. Niu. Flappy gravity movement. Nu. A movement? Wow, matėt? Čniek. Va tai ne. Aš čia dar biškis slystu. Jo, šitą palėt. Ne. Ir žinau, kas čia bus. Uts. Blemba, net įsitempiau, atrodo, biškį šlaunelę pasitempiau savo. Jo, šitą irgi dar pamenu. Aš tiesiog nuėjau vieną dalį jo praeit, žinai, iki boseko, kad pažiūrėt ant kiek. Žinai. Bet jo, aš pasirodo esu kantrus žmogus. Aš ir kažkada dėsčiau programavimą, galvojau, kad, aš nužudysiu žmonės. Bet ne. Eik tu, na. Jo, dėsčiau ten vienas bičas. Pradedam nuo paprasto, žinai, susikurkit folderį, ten atsisintėm tą kodo editorių, to pradėsim kodą pirmą editinti, aš ten rodysiu viską. Ir bičas vienas klausia, o kaip folderį sukurt, aš čia seniai nekūriau folderių. Ir to aš toksai, what? Ir tada supranti, kad jo, tas kompiuterinis raštingumas yra toks dalykas, kai kuriems realiai kyla klausimų. Turbūt man tas pats būtų, reikėtų, nežinau, ravėt ar žemės ūkį užsiimti, aš ten elementarių dalykų nesuprasčiau. Atstok, ne, koks aš lėtas. Senatvė pakirta. Vat kai radikulitas, nepabėgsi tu nuo to peilio taip lengvai. Va. Bet jo, aš pasirodo, aš nesupikau, jokių epitetų nepanaudojau, nesupikau žodžio ant to žmogaus ir paaiškinau, kaip folderį susikurti ir po to jis visai net gerai programavo. Tai va, turiu pasirodo vidinės išteklių, žinai, stiprybės. Atstok ir jis dabar mane gaudys ir čia bus kažkur spigliai. Ne, nebus spigliai. Ne. Kodėl ten turėtų būti spigliai, Aidai? Įdomu. Opa! Ir viskas tiesiog prabėgtų. Lėtai, kantrai, vėžlys laim prieš kiškę ar kokia ten pasaka buvo. Nemuš gaidžio geriau į kišenę. Tu. Ir ką tu nori, kad aš daryčiau? Jo, tokiai. Kai skraidau. Zupt. Ne! Skausmas. Skausmas ir kančia. Rusai rieda čia. Prisimenu. Bet blemba, aš galėčiau laimėti Euroviziją. Rimtai. Negali būti, nėra taip sunku. Aš vakar žiūrėjau, nežinau, po 5 metų pertraukos. Bet ten ne ta žodis, kad ten... 2 dainos, tik buvo dainos. Visa kita buvo kažkoks staipimasis ir kažkoks cringe nesąmonės kažkokios visiškos. Bet realiai, ar taip sunku į vokalo pamokas, viena ten ta Paulė ar kokie dainuoja. Blet, dainuok lėčiau, pasidaryk dainą, kurią gali išdainuoti. Kam ten bandyta kažkokį tą nesveiką popsą laužt, kur ten vienas per kitą. Wrap around. Taip keista, aš nesmu, padaryk dainą, galima daryti normalią popsovą dainą. Opa, šitie man patinka. Ir taip ir galvojau. Jau iš 5-20 gyvenimo jau biški supranti, ką daryti. Žinai, kaip pareigūnui tos 5 eurų paduot, supranti, kaip načnykė susišnekėti su žmogum, kaip maksimai geresnė nuolaidą. Supranti dalykus, kaip mokesčius deklaruoti, paprasčiau jau gyveni, kad kremą, žinai, reikia užsitepti kartais, kad nebūtum, žinai, reptilija senatvėj. Fucking krabas ten raudonesnis už, nežinau, raudoniausią menulį. Nežinau, pakeliaujau biški, supranti, kad gal ne visą laiką reikia sunku fizinį darbą dirbti, kartais galima pastreaminti ar kokį straipsnį parašyti ir gauti, nežinau, blecha.
Tai gauti, nežinau, 5000 ar dar kažką. Ir tada supranti, kad kai turi 5000, eik tu nafik. Nereikia jų, žinai, ten ištaškyti iš karto. Aš praeitą kartą taip perėjau. Čia tipo taip reikia perėjau tokį. Kad žinai, kad jeigu turi santaupų, va, turi 5000, kad nereikia visų ištaškyti per mėnesį. Nes tada galėtum, pavyzdžiui, 2, 3, 4 mėnesius išgyventi. Žinai, nu, išmoksti kažkaip. Pirmą kartą, kai gyveni iš karto į kazinkę. 5000, taigi galiu 10 pasidaryti. Double or nothing, bam, bam. Žūpužė. Dar greičiau pradėjo judėti, matėt? Ar pradėjo greičiau? Va čia, poliklinikoje, žinai, viešoji poliklinikoje Šeškinės, va, bandai nueiti pas šeimos gydytoją. Opa, paltą pasikabinkit. Be neapgileidžiam, gaini, tada ieškai rūbinės. Ten kažkur kažkokie nikštukai pešasi, orkai ten, supranti, mėsą pjausto. Davai, nugauni tą numeriuką pagaliau iš, supranti, elfų princesės 90+, tada eik tu šykt skyrius 6, jūs į vaikų skyrių, ten tą ateinė. O, sorry, jums kraujo tyrimo reikia. Nu, tu, blėt, iš kur mani gauti? Iš naujo, kitą dieną persirašai, po 2 mėnesių vėl eini. Viešos poliklinikos taip gerai. Ten aš pastebiu, ką gydytojai, ką valytojai, visi miršta darbo vietose. Nebūtų vieša poliklinika. Dantystė va 9 metų. Tipo, kaip tu net tą plombą žadėjai dėti? Rankos dreba, blin. Bet tikrai teisingą dantį užplombuosi. Nežinau, visi šnekavat apie demografinės problemas. O, ponai ponios, žinau, kad jūs nekantraujate išgirsti mano mintis, čia kaip ir visa esmė jūsų egzistavimo yra tam, kad klausyt manęs, žinai, nes likimas mus bando suvesti. Ir šiandien ta diena, ponios ir ponai, likimas mus suvedė. Bet mes turim pirmą nueit pas bosą, o tada aš jums paaiškinsiu, kaip išvengti demografinės krizės, kaip išgelbėt vakarų civilizaciją ir pasidaryti skaniausius šaltibarščius rytų Europoje. Čia bosekas yra lygis. Čia boseko muzika, nežinau, ar girdit. Upa! Nu, ką tu, čia bus irgi, oi, koks bus gudrutis. Top. Spibliukai. Aš dabar net negaliu sustoti, galiu. Ir jop. Ant pat pabaigos. Čia dar 5 tokie bus. Reikia tiesiog protingai, strategiškai žaisti. Nereikia skubėti. Dabar bėgam. Teleportuojamas bėgam. Ir prieš pat pabaigą atsidaro. Prieš pat pabaigą yra spastai. Ok. Ir opa. Vakarienė su tėvais. Prajajojojoj. Tu iš karto gal. Ok. Kokia patyčia, aš negaliu. Ir uik! Visą laiką šitas, visai paskutinė riekelė, tai žinai, duonos kampelis, kurio nieks nemėgsta. Merginos dažniausiai nemėgsta to laivelio, duonos ar batono, kur būna ant pabaigos. Bet ten skaniausia. Nu va, opa. Pjausti tos duonos lygis. Nu. Čia paskutinis sproksa, ne? Jep. Kartais tu žinai, kad mina, kad žinai, kad granata, bet vis tiek jį paėmė. Tiesiog, kartais tiesiog kam? Užlipk ant tos minos ir viskas baigta. Kartais, kodėl nepasiduot? Aš čia nesakau, jeigu tu labai motyvuotas, visą kitą nepasiduok, bet kitais atvejais tipo kam, Jėzau Marija. Ir taip pilna tų kamščių, ir eilių, ir visa kita. Opa. Ir davai, čia bus paprasta. Sak. O, iš pirmo karto. Nu, lyg žinočiau, lyg ne pirmą kartą gimęs. Super dreba viskas. Upi. Eik tu šiek, greičiau. Och, tu rūpelį.
Kam? Kam? Tiesiog atsisuk ir pasitik savo likimą. Likimas yra dovana. Likimu reikia mėgautis, tai yra išbandymas tau. Ir kartais tu praloši. Ir tiek, viskas džiaugis. Saulė vis tiek švies. O jeigu reinkarnacija yra tiesa, biški matau leido čia praeit. Nu va, išėjimas. Akcininkai atėjo. Komisija sako, žinok, dar nebaigtas projektas. Kur tai eini? Tai va, nu čia jau bus nauja ir man. Nežinau, gal reikia pertraukytę pasidaryti, kiek jau mes čia pliarkom. Gal 5 minutės. Ką žinau, gal užteks kol kas.